pasakiau, dalyvausiu be jokios, nes čia kaip Lietuvos liaudės partijos, kur vedantis veidas. Tai taip dalyvausiu, nuo rugpjūčio pabaigoj bus pirmieji debatai, paskui sausio pradžiai. Dar teisingai, rugsėjo. Ir paskui rugsėjo. Tai į kokią dieną mes ten pateksime, neaišku, bet ir gerai, kad atsitiktinai, nes į akis pasakyti tiem visom kitom tom didžiosiom partijom, kad jūs keičiat tik tai švarkelius, man visai nebaisu. Aš atsimenu, kaip vienas žmogus man sakė, anas toks geras, reikia bendrauti, anas toks šiltas, geras, kad nepatogu ką nors atsakyti, kai jisai prašo. O tas sako, o man patogu. Tiesiog, malonus geras žmogus, kaip tu jam pasakysi ne? Ne, jeigu jūs elgiatės nepadoriai ir tikėjimą reikia užsitarnauti. Ir žaidimas yra toks, kad jeigu vienas sykis žmogus sugriešino ir, tarkim, pavogė, tai tu negali sekančią dieną atiduoti jam raktukus nuo savo buto ir sakyti, pasaugok tu tos mano namus, nes tu dabar jau daugiau antrą kartą taip nedarysi. Tikėjimą rusiškai buvo rusiškai geriau skamba negu lietuviškai. Маленькая ложь рождает большое недоверие. Ir nedidelis melas, gal ir nereikia tada, nedidelis melas sukelia didelį nepasitikėjimą. Tai aš esu nusiteikęs, ir kažkodėl tai mano charakteris toks, aš nueidavau ir rektoriui tiesiu tekstu į akis susakydavau, kas skambėdavo baisiai. Čia toks Grabauskas, profesorius rektorius buvo. Ir paskui kažkas pradėjo, čia jau kitas rektorius buvo, kad Vaitkus kažką čia skundus rašo anonimiškai. Ir man pasakojo dar profesorius, kuris tenai dviese jie kalbėjosi. Tai rektorius sako, kad čia ne pagal Vaitkaus charakterį, kad jis anonimiškai kažką rašytų. Tai aš nusiteikęs sakyti tiesiai, o kaip žmonės supras, tai aš negaliu jau nuspręsti, bet mūsų oponentai pranešė, 300-500 tūkstančių yra potencialių balsuotojų už Vaitkaus mintis. 300-500 tūkstančių yra siaubingai didelė jėga Lietuvos mastu. 2,4 milijonai balsuotojų, kurie turi teisę balsuoti. Tai 300-500 tūkstančių čia neįsivaizduojama jėga. Kaip iki jų nueiti, iki jų ausų pasiekti? Šito čia marketingo specialistai turėtų pasakyti, sugalvoti, čia mano patyrimas minimalus ir čia aš negaliu jokių patarimų gerų duoti, nes tai, kas atrodo man normalu, gali būti, kad daugeliui atrodo šitą, jam nepriimtina. Marketingo specialistai, kurių mes neturėsime, reiškia pagal intuiciją. Ir šiame kontekste galėjo būti 141 nariai, kurie šitame mano sąraše, vadinsiu mano sąrašas kaip prekinis ženklas, su Lietuvos liaudės partija. Bet nesurinkom. Būtumėm, jeigu pritarėt šitom mintim, apie kurias kalbu, būtumėm surašę visus, bet nesurinkom. O paskutinis tauro klausiau, iškrito žmogus vienas, sakau, dėl kokių motyvų? Parašė žinutę, paskambino ir pažymas buvo pristatęs ir viską padaręs. Mano kur Šalčininkų rajone, žmogus irgi pasakojo, iš Šalčininkų vietinis gyventojas, pasirašė irgi, kad aš dalyvaučiau prezidento rinkimuose, sakė, po 10 minučių atlėkė visas piktas ir išsibraukė. Kaip prieiti iki tų, kuriuos galime, kurie gali išgirsti ir suprasti, kadangi
intuityviai, bet kiekvienas iš jūsų, tarkime, 40 mūsų asmenų, jeigu kiekvienas po 10, tie 10 dar po 10, o tie 10 dar po 10, siaubingi skaičiai pasidaro. Siaubingi skaičiai potencialių jau tų, kurie suvokiančių ir balsuojančių. Ir vėl 300-500 tūkstančių čia ne mūsų išmastyti, o mūsų jau sistemos šitos, prieš kurią mes norime kovoti. Sistemos pateikti skaičiai. Ir dar LRT prieš 2 jau 3 dienos, kur atspausdino KTU parengtą analizę apie Vaitkaus rinkėją. Ją verta dalinti, kiek įmanoma visiems. Aš džiaugiuosi ją pamatęs tuo aspektu, kad nėra vieningo koordinuoto centro, kuris veiktų, pavyzdžiui, tik tai prieš tai, prieš mus. Vieningo, nes jeigu būtų vieningas jeigu aš vadovaučiau tokiam centrui, KTU padaro šitą analizę ir atiduoda man, pinigai jiems sumokami ir nieks apie tai nesužino ir niekur neatspausdina. Bet nėra, reiškia, to centro. O jeigu centro nėra, mūsų šansai, aš kalbu apie vieningą centrą, kuris suvienytų tas politinės prostitucijas ir veiktų virš jų. Ne, tokiu atveju mūsų situacija yra visai geresnė. Vadinkim, Evangeliją arba tiesos žodį paskleisti šansas yra didesnis ir suvokti, nes paskaičius, kad Vaitkaus mintis palaiko daugiausia pagal išsilavinimą aukštai universitetinį išsilavinimą įgyja žmonės. 8,8%. Jėzau, net per geri skaičiukai. Pagal socialinę, pagal ekonominės pajėgumas irgi ir tų, kur mažiau kaip 500, ir tų, kur 1000 ar ten daugiau kaip 1000 vienam žmogui pajamų turi. Irgi gerai. Tai ne tai, kad vien kažkoks labai nedidelis konkretus segmentas. Arba vien tik tai šalčininkai, kaip pavyzdys, ar ne? Tai žmonėm tą gerą žinią paskleisti, kokią analizę. Ir tos žinios esmė, mes ne vieni. Mes turime bendraminčių. O šitą psichologinių požiūrių mes bendraminčių turime. Yra būtina, nes aš vienas, tai gal čia nereikia, o mūsų mažai, tai mes pralaimėsime ir tada viskas katastrofiškai. Tai gerą žinią skleisti įvairiausiais būdais, kokiais tik sugalvojate. Ir tai bus darbas. Aš atsimenu 20 metų rinkimuose, kai Venckienė 2 dienos liko, paskambino, paklausė, ar aš nesutikčiau kartu su ją. Sakau, aš visada galiu pasakyti, kad jūs neteisingai, atsiprašau, dulkina. Tokio žodžio aš jai nesakiau, ar ne? Jokių būdų. Bet kad su jumis neteisingai elgėsi. Aš sakau, bet kada tą galiu pasakyti ir galiu viešai pasakyti. Tai tada per 2 dienas sutvarkėm visus popierius ir mintis irgi kokia buvo. Per Venckienę skleisti, kad čia ne Venckienės problema, čia mūsų visų problema. Pas mane taip nebus ir taip toliau. Komendatūra pas mane į namus neateis ir šauliai su ginklu, nes kas nors paprašė, nes to reikėjo. Ką darysi, dar ir biznį pasidarysim, nes reikėjo. Bet pas mane taip neateis, nes apie Hitlerio laikus labai gražiai nuostabiai parašyta. Aš pratylėjau, nes čia žydai, nes žydai negeri, nes apie tai visi viešai sakė, nes profesūra irgi neprieštaravo, nes inteligentai tylėjo ir čia ne mano reikalas. Ir ko gavosi? Visur yra mūsų reikalas. O mūsų reikalas čia
prieš daug metų, prieš 18 metų vienam susitikime irgi buvau, kur irgi, kad reikia kažką atsvarą padaryti, tai mūsų reikalas, tokią partiją įkurti, tai Cosa Nostra išvertus. Tai bet ten taip nuliu ir pasibaigė. Tai Cosa Nostra galima ir iš teigiamos pusės pasakyti, tai yra mūsų reikalas. Ir kiniečiai Lietuvos nesukurs. Arabai, musulmonai čia atvažiavę, Lietuvos nesukurs. O šita valdžia jau pasirašė Lietuvos naikinimo planą. O politinės prostitucijos sako, ne, mes ateinam išgelbėti Lietuvos. Kaip ten, pažinkite juos pagal vaisius, ką jie jau padarė. Yra terminas mazochistas, kuris, atsiprašau, kai ir jam patinka. Man nepatinka, kai mus lupa, mus kaip visuomenė. Iš mūsų tyčiojasi, o mes sakom, pakentėsim, nes galbūt kas nors kitas sutvarkys. Aš kviečiu patiem dirbti. Čia jau dabar taip išeina, jūs jau suprantat, kad ar ne, bet mes visi per jūs kviesime Lietuvos žmonės patiem dirbti, nes nieks už mus Lietuvos nepagerins ir nesutvarkys. Jeigu šitas jausmas atsiranda, jeigu šitas suvokimas atsiranda, tai mes tada tuos kasdieninius žingsnius ir po to Seimo rinkimų, taigi ne pasaulio pabaiga. Klausimas, kuria kryptim mes kaip visuomenė einam. Ir vėl pabaigsiu tada, aš tikiu. TSRS laikais aš negalvojau, kad gali subirėti Tarybų sąjunga, nusispjaut ant tų ekonominių problemų. Logiškai galvojant, jinai negalėjo subirėti. Niekaip negalėjo. Rusai, dabartiniai rusai, Gorbačiovą išdaviku vadina. Mes turėtumėm, iš Lietuvos pusės žiūrint, mes turėtumėm jam paminklą pastatyti Gorbačiovui. Nes tik jo dėka mes atgavome tą nepriklausomybę. Kad mes ją iš karto praradome, tai jau kitas klausimas. Jau mūsų bėda, mūsų elito, kurio nėra. Nes elito savoka žodis yra visai kitoks. Mūsų to elito pasirodė, kad nebuvo. Nemokėjo, nesugebėjo, nesuprato. Aš suprantu, ašgi pradžioje irgi, kaip galvojau, mušiausi krūtinę už Landsbergį. Bet dar pabaigsiu. Bet kodėl jisai savo juokelio nesutramdo, kuriuo jis rodo panieką visiems kitiems, jūs žemesni. Dirbkite. Kodėl jisai rodo pasąmonės lygyje matomą panieką Lietuvos žmonėms? Nes taigi jis už Lietuvą. Kodėl jisai galvojo, jam nepatarė, nesuvaldo. Bet tiesiog jis toks. Aš dabar galvoju patė, tiesiog jisai toks. Ir aš per daug norėjau. Negalima norėti iš žmogaus. Nuo mažumės, kai mes nuo 5 metų, nuo 8 metų vaikus 30 metų mokinsime padorumo kryptimi, tada Lietuva turės šansą po 30 metų, kad neišnyks, o gyvuos amžinai. Nes dabar mes esam sunaikinimo link einantis ir visuomenės visos sunaikinimo link. Taigi vis tiek, o koks skirtumas? O man svarbu, kad dabar gyventi gerai būtų. Ir jeigu mes negalvojame apie bendrą valstybę ir sakom, dabar į koaliciją, dar pabaigsiu, kas man labai jie akivaizdžiai, šitos sistemos prostitutės akivaizdžiai viską sudėlioja. Tik tai yra irgi mediciniai terminai. Aš galiu žiūrėti ir nesuvokiu, ką matau. Smegenys man taip veikia, taip smegenys. Gražulis rugpjūčio pabaigoje jų partija paskelbė, kad jie palaiko Vėgėlę.
Nes vertybinės orientacijos tokia. Vėgėlė, kuris sako, kad Europos nurodymai yra viršesni negu Lietuvos konstitucija. O ten yra tautininkų partija. Ir jie palaiko šitą kryptį. Tada Vėgėlę palaiko Karbauskis. Iš moralinių vertybinių pusių. Reiškia, Gražulio, Karbauskio vertybės tos pačios. Tada Vėgėlė palaiko, nekalbu apie ten Dagio sukurtą specialiai, ar ne, dar kitas mažas partijas. Tada Vėgėlė palaiko Nausėdą, kuri palaiko, nes vertybės tos pačios. O Nausėdą palaiko socialdemokratai, bet palaiko, kad vertybės tos pačios. Tai reiškia, Gražulio vertybės tokios pačios kaip Karbauskio vertybės, tokios pačios kaip Nausėdos, tokios pačios kaip socialdemokratų, o Landsberginė partija pasakė, po Seimo rinkimų su socialdemokratais suformuosime koaliciją. Nes biznis, o ką darysiu? Vertybė yra biznis. Biznis. Uždirbti reikia. Kapitalizmo dėsnis sako, naudokis. Nesekantį kartą gali nebūti. Visi tiesiogiai prisiduoda. Ir Lietuvos žmonės, jeigu būtų kas šitą 5 metus rodo, tai daugiau žmonių suvokiančių būtų. O kiti, vėl čia natūralu, kad negali suvokti. Tai mūsų darbas yra proceso pradžia. Pradžioj iškeliam vėliavą ir pasakom. Ir parodom, kad mes ne vieni. Ir galim pasirinkti šitą kelią. Ir nuo mūsų kiekvieno darbo ir priklausys, kaip mes toliau, kur nukeliausime. Ir nuo kiekvieno mūsų priklauso tolesnis Lietuvos likimas. O gal ir net pasaulio. Nes atominis karas aš nesuvokiu ir iš mano aplinkos. Atseit, medikai liktai kažką tai daugiau pasimokinę. Sakau, dabar yra baisesnė situacija negu Karibų krizės metu. Nieko. Nieko daryti nereikia, vis tiek nuo mūsų nieks nepriklauso. O aš tikiu, kad nuo manęs priklauso. Ir tą pabandžiau parodyti prezidentinės kampanijos metu. Ir dabar visi kartu, tai ten tada aš jau vienas toks buvau, ar ne, kuris kaip veidas turėjo šaukti. Ir užtat dabar, kaip, vadinkim, komercinė prasme, kaip prekinis veidas, šaukiame kartu toliau. Šaukiame tautą. Visai gražų žodžiai. Ir netgi tai šauksmas vieno tyrose, jį privalu tą šauksmą paskleisti. Privalu. Ir jeigu savo viduje jausime, kad privalu, tai mes ir būsime padarę savo darbą. Ir užtat sakau, ačiū Jums. Dar sugalvokit kokių klausimų, jeigu turite.